blogai, labai blogai, ypatingai blogai, bet iš jo kitaip tikėtis ir negalima. Kas nori, dar prisiminkite, kaip aš su ministru Gabrieliu Landsbergiu apie Amerikos užsienio kalėjimą. Purviną kalėjimą Lietuvos širdį. Specialiai sakau, Lietuvos širdį, Vilniuje. Specialiai sakau. Ir kaip jisai aiškino, kad kalėjimas, kuris buvo ir kur jau 2 baudas ir 3 baudą sumokėsim, tai yra tik tai mano nuomonė. Tai čia yra visos, ne tik Gabrieliaus Landsbergio, tai yra visos valstybės politika, valstybės valdančiųjų politika, tos pačios, kuri 30 metų yra ta pati Lietuvoje. Rusai ne žmonės ir gerai, kad rusam taip atsitiko. Čia potekstė, nebūtinai žodžiais tiesiai pasakyti. Čia šita politika yra tokia pati ir užtat šitai politikai aš ir sakau gana, nes jinai veda tik tai į Lietuvos pražūtį. Aš tą matau, jaučiu ir žinau. Žinau, nes jaučiu, kad va taip mes ir einam jų vedami. Ir nudurninimo, nukvailinimo mašina, melo mašina dirba ir tada iš vienos pusės tie žmonės apkvailinti, jie leido save apkvailinti dėl įvairių priežasčių. Ir jie irgi, šiandien į Facebooką irgi įsidėjau, 8 milijonus Lietuvos žmonės dabar surinko ukrainiečiam, kad karas toliau vyktų. O kai rinko saugokim vaikus, Lietuvos vaikus, tai 200 000 surinko. Tai 8 milijonai ir 200 000 ir tai yra Lietuvos žmonių prioritetas. Prioritetas Lietuvos žmonių. Ką daugiau gali pasakyti? Tokios valdžios politika duoda vaisių. Ir užtat senasis Landsbergis, senelis Gabrielio Landsbergio, sakė tiesių tekstų, Rusija žmogėdrų šalis. Tai anūkas užtat ir nemato dėl ko pareikšti kokios nors užuojautos. Nes tengi žmogėdros, ten ne žmonės. Ir šitai Lietuvos politikai, aš sakau gana, šituos Lietuvos valdžios uzurpatorius, mūsų visų išdavikus, aš sakau, juos reikia prie gėdos stulpo pririšti. Tai tokiam mano nuomonė.